Palauk. Maždaug 250 metų prieš Kristų graikų filosofas matematikas Archimedas pastebėjo, jog daiktai skystyje užima vietą, kai kurie daiktai plūduriuoja, kai kurie skęsta. Jis atrado, jog jėga šiomis dienomis vadinama Archimedo jėga galima apskaičiuoti naudojantis formulę ρ kart skysčio tūris kart laisvojo kritimo pagreitis. Jei sunkio jėga mažesnė už Archimedo jėgą, daiktas plūduriuos, jei jos lygios, sustos viduryje, jei Archimedo jėga mažesnė už sunkio jėgą, daiktas skęs. Mūsų grupė sukūrė programą, kurią naudojantis paprasta surasti, ar daiktas plūduriuos, ar skęs, ar sustos viduryje.